neskaičiuojant laiko taip, kaip mes. Tylą suradau savy, nenoriu jos prarast. Nieks daugiau nebe... O išpildėm Jonuko svajonę. Aš realiai sušokę, tiek gerų emocijų ir dabar esu užsimotyvavęs, kad dar ne vieną herojų mes tikrai turėsim ir ne vieną svajonę pildysim ateityje. Taip kad esu labai dėkingas Rimanto Kaukėno paramos fondui ir visai jūsų komandai už nuostabius darbus. Šiaip tai visą laiką man per interviu yra labai paprasta kalbėti, bet čia labai daug emocijų. Ir, nežinau, viskas fantastika. Sakau, dar kartą dėkingas esu Rimantui ir visai jūsų komandai už ką jūs darot. Tai yra nuostabu. Mūsų kelionė prasidėjo 24 metų Liepos mėnesį tikriausiai, kada jam pradėjo skaudėti pilvuką. Tai ligos ieškojom apie mėnesį ir kol galiausiai buvo nustatytas nugaros smegenų navikas. Tuomet buvo atlikta skubi operacija ir po 2 mėnesio pradėtas gydymas spinduliais. Ir jie taip ir pasakė, tai yra neaiškios kilmės žemo piktybiškumo navikas, bet panašiausias į spinalinę ependimomą. Būklė buvo tikrai sudėtinga ir po gydymo jinai yra kardinaliai pasikeitusi į gerąją pusę. Esam labai laimingi. Pasižvalgiam, ko tie ir kiti vaikučiai nori ir jis pamatė, kad irgi tą namelį tokį gražų pastatytą. Sako, aš noriu tokio namelio ir mes parašėm namelį. Tai va, tai jis buvo labai laimingas, labai laukė to namelio ir tiesiog pasitiko irgi čia pakelėjau atvažiuojant tą namelį ir džiaugėsi ir čia jis vaikščių bėgio irgi aplinkui, ten buvo, žodžiu, darbų vadovas. Jam labai patiko, sakė, reikia ten televizoriaus ir lovos ir aš ten gyvensiu. Noriu perduoti labai didelį ačiū visai teniso bendruomenė, nes be jūsų čia nieko nebūtų buvę, čia viską padarė teniso bendruomenė, ne aš. Andrius, mano kolega Vencevičius ir visa teniso bendruomenė, kurie ir surinko ir išpildė šitą Jonuko svajonę. Gerus darbus yra daryti labai gerą. Esam labai dėkingi Simui Kučiui ir visiems tenisininkam, kurie išpildė Jonuko svajonę. Be abejo, esam labai dėkingi Rimanto Kaukėno fondui ir jų atstovams už nuostabų palaikymą sunkiame, beprotiškai kelyje. Suteiktas šviesias emocijas. Didžiulį ačiū.